Nu tai ką, labas rytelis, brangieji. Pabudome ir kelkimės, išlipau vakar iš kelto naktį. Viskas gerai, kelte žiūrovą sutikau, Linai linkėjimai, visko. Sakė, labai su manim būtų sunku dirbti pas mane, nes labai čia žmonės kalba, kad labai kvepučių nugarą. Gal teisybė, ką žinau. Kas čia žino. Žodžiu, įsimegom, pašnekėjom, pavalgiam, pamegom. Viskas normaliai. Kažką dar žadėjau pasakyti labai protinga šiandienai, bet pamiršau, nes čia yra ryts, kuris nėra mano stiprioji pusė. Bet kažką prisiminsiu turbūt greitai, papasakosiu. Kaip čia taip užkrito, staigiai. Reikia važiuoti dabar išsikrauti ir viskas. Ir perdavau linkėjimus svarbu žiūrovui, sekėjui. Tuo visu šituo su padėklu žiūriu daug žmonių kažkaip valgyklai, šėryklai. Kur čia atsisės, kur čia žiūriu, iš toli per visą mojuoju, čia eik čia maždaug. Tai ir atėjau, užproniruota vieta, viską. Dabar gerai vedas visą laiką inkils. Super. Šiandien užsivedėm, kelte užsivedė, visą laiką užsivedė. Tai bėdą radom, tai dabar labai gerai. Burzgdavo. Tarkis. Ai, prisiminiau turbūt, ką norėjau pakalbėti. Apie tachografą naujas funkcijas dabar sukeltų. Tai dabar galime vesti, pavyzdžiui, pakrovims, iškrovims. Ant seną būdavo, tai tik tais plaktukus gali vesti ir viskas. Dabar gali vesti pakrovimą, iškrovimą, tai turbūt čia pakrovimuose ir iškrovimuose reikia tas funkcijas naudoti, o kai beleka kitką darai plaktukus. Bet aš pastačiau pakrovimas, iškrovimas, tai pauzė vis tiek eina, reikia tada ir plaktukus pastatyti kartu. Nes jeigu vieną tą pažymį, automatiškai nepersijungi plaktukus. Nors kas turėtų būti logiška. Pastatėjai pakrovimus arba iškrovimus ir įsijungia plaktuką. Ar čia privaloma tas funkcijas naudoti ar neprivaloma? Ar jeigu plaktukus tiesiog įjungsiu, tai gerai bus. Kaip čia yra. Ir sukeltų dabar neaišku. Nu dabar roda gerai, kad važiuotų atstovėjau 5 ir 7 valandas. Tai neroda, kad pauzė, kad reikia daryti, viskas gerai, atsistovėjau, keltą matė, bet dabar keltą pradžiai atsistojau, nu aš dabar prieš keltą nestovėjau, tik įvažiavęs į keltą pauzę pasačiau, tai įvedžiau keltas pradžia, tada užsidariau šalį, kai išvažinėti iš keltą reikėjo keltą pabaigą įvedžiau, tada sustojau ir prasukau pauzę. Dabar įvedžiau Daniją pradžią, tai atrodo, neroda, kad pauzė, bet kai keltą įlipau, kelte, kai įlipau, kad jau išvažinėti iš keltą iškart degė, kad pauzę dar reiks stovėk, negalim tau važiuoti, taip buvo. Bet kai įvedžiau kelto pabaigą, nemirksėjo daugiau nieko, viskas kaip ir gerai. Dabar roda, kad pauzė. Kažkaip jisai rodė sustojus, kad man ten vos ne kaip devynkės užtenkta dar 2 ar 3 valandas pastovėti ir tipo gana. Nežinau, dar kitą kartą atkreipsiu dėmesį, kaip iš čia matuoju. Šalies pradžią vedžioju, užkart matą, kad Danija, nereikia ieškoti atskrolinti, jau žino, kad Danijos normaliai. Žodžiu, galim važiuoti išsikrauti, 8:30 yra, 9:30 būsiu, tai kol išsikrausiu, 10. Neskubu, nes neskubu. Tai va. Nu va, kraunam padangytės, čia tokių traktorinių biškių pakruoja. Nepilna priekaba bus, bet nieko baisaus, dar važiuosiu dasikrauti. Nu va, pakruoja padangėlių. Daugiau negu pusė priekabas. Sezonas dabar, bet čia ir kariukų, visokias įvairias traktoriukų. Obadai irgi. Važiuojam toliau. Nu va, susikrovau greitai padangas. Judu toliau dar porą taškų šiandien pasikrauti. Ir viso, į laisvas. Važiuosim į Švediją, atgal.
Nelabai šiandien toli. Bet yra kaip yra. Nuo šiandien jau stovėsiu kem 5. Jau bus ne kem 5, bus daugiau. Bus koks iki pirmadienio 60. Kaip minimum. Ką darys? Ai, čia žmonės rašot apie tachografus, apie greičius pakalbėjau. Komentuojat, kad va čia lenktynininkai, čia viską. Tai čia, girdžiat, čia plius minus 5 kilometrai. Jau ne plius minus 2-3 kilometrai. Čia visa amplitudė yra 5 kilometrai per valandą. Tai čia labiau yra ne dėl greičio, kad išlošti. Aš sakau, o dėl to, kad laiką laimi. Nuvažiuoju tą patį atstumą ir mažiau prisuki valandų tachografą. Tai aš čia noriu, aišku, ten kitiem geriau, kad greičiau baigtus laiks, bet vis tiek kas sėdi, tai daugiau dirbi valandų ir viskas. Tai daugiau algos gaunant, jeigu samdomą dirbi. Biški. Daugiau, kas už valandas dirbtėm apsimokym, kad daugiau skaičiuotus, tai matot čia. Visiems geras nebus ir šefų ir vairuotojams geriau, kad lėčiau važiuotų. Tai va. Bet čia tas skirtumas toks nedidelis, tai čia labai gerai jisai būn, kai trūkst visą laiką tų kelių minučių. Taip pat susitaupant. Negaliu patikėti, kad tas toletinis svėrė 9 tonas, dabar man pakrovė čia 10 metrų priekabai maždaug. Ir yra tik 6 tonas. Bent jau pagal popierius. Taip pagalvojus neatrodo, taip nepagalvotum, bet kažkaip svertas šį popierius. Daug. Važiuojam. Valgyti šiandien reikės pasikrovus pasidaryti. Birkelių išsivirti seniai nevalgau. Kažkaip namuose nelabai valgau birkelių. Labiau reisę valgau. Dar ko nepasakiau gerų naujienų, tai jau kitą savaitę Inkilą šope, taip tikiuosi, jau turėtų atsirasti kalendoriai 25 metų. Ačiū visiems, kurie siuntėt nuotraukas, tie, kurių nuotraukas pateko ir pateks į kalendorių. Jau pateko, galim sakyti, jau gamyboje yra viskas, jau čia laukiu, kol atsiųsti. Tai laimėsit kalendorius, viską. Parašykit adresus, kas neatsiuntė dar. Yra tokių, kur neatsiuntė adresą, į e-mailą neatsakam. Tai liksit be kalendoriaus, jeigu atsiuntėt nuotrauką. Ir po to dingat, tai labai gaila. O kas kieno paklius, tai laimėsit, sveikinu. Gražus gausis, A3 formatą bus, viską. Kai minus 2 kilometrai, kaip lenk mane. Ško labai už čia greit važiuoja. Tai va, tiek žinių. Atsidžiaugsit, bus kalendoriai, gražus, viską. Nepraleiskit progos, apsilankyti e-shop'e. Ir šiaip e-shop'e užeikite e-shop'ą. Nepamirškit. Ten jau daug visko nebeliko. Bet ką rasit dar, tai kviečiu įsigyti. Rinkinių, kuriuose dar yra. Greit nebebus. Tai va. Važiuojam.
Čia kažkaip darydams posūkį pastebėjau, kad kai posūkį rodo ir darai, darant posūkį, kad girlianda mirkčiant yra. A čia viskas gerai, čia sugėdė kažkas. Viskas atrodo veikia. Kažkaip nei pas kitus nemačiau, šiaip funkcija kaip ir gera, visa girlianda šviečia, fainiai mirkčiai. A čia kronės toks navarots čia, ar čia kas yra? Nelabai įkerta. Gražiai abi dvi pusės mirkčiai, lemputės visos veikiančios. Čia viskas normaliai, aš taip suprantu. Čia va mano Fancy yra padangas. Michelinai. XFN 2. Matosi tokių va navarotų. Čia tipo toksai padaryts, tipo mažiau drebant veidrodžio ant šonų. Nu, pažiūrėsim. Abejoju šiaip čia toks, man labiau toks marketinginis negu kad, nu gal kažkiek padėt, nežinau. Matysim. Sustojau pauzę pasidarydama, šiais laikais čia pastebėjau, madoj labai yra žiūrėti, kaip valga kiti ten, arba gaminas valgyti. Bet pastebėjau dabar net kaip valga net. Tipo, padėt už 5 metrų kamerą, sėdži, valga ten, tipo, labai įdomu žiūrėti. Į valgantį žmogų. Tada į dirbantį labai yra įdomu žiūrėti. Į dirbančius tai iš vis smagu žiūrėti yra. Kas su specovkiam žaliom, ten kokiom. Viens dirb, 5 žiūri. Pats geriausias būna. Reikia agurką biškį nusiplauti. Labiausiai užknis fūrai plauti daržovės, nes nepatogu yra. Dėl to vairuotojai turbūt ir nevalgai. Nes baisiai nepatogu yra plauti. Reikia išlipti iš mašinos. Bjaurus oras, tai nuo birkelių verdu. Viską, matot, va. Greitai išsivirsiu, pasipjausiu su agurko, kečupo, bulkas. Ir bus gerai. Turiu dar grybų konservuotų iš uošmenės brangios. Idėja. Galim bus su grietinę pasidaryti, pasikepti. Viską. Va, agurks. Tuo išsivirsim lengvai. Pavalgys, galim bus toliau važiuoti. Tiek žinių. Pralkės biškiu esu. Da šiandien nevalgiau, vakar keltą tik valgiau paskutinį kartą. Čia buvo 8 vakarė, o dabar yra 3. Neblok protarpinis gavas. Nu va, gerbėmieji, va taip atrodo mano pietus, brūkšnelės pusryčiai, spalvota viską, čia įvairių spalvų, birkelės. Galim valgyti dabar. Norit žiūrėti, kaip valgau? Kaip madoj dabar, į valgančių žiūrėti. Aš irgi daug ką noriu. Užteks. Skanaus. Nu, pavalgiau, jau atvažiavau į Helsingiorą. Viską. Plaukiu keltukį. Pavalgius vis laik nuotaika geresnė. Geriau dirbas. Nes koks sėdims, toks ir pisims. Aišku, pirkelės toks ir ėdims, bet tiek ir to darbo šiandien. Va. Bet šiandien jau bus kem 5. Polsiuks, visko. Va taip. Toks tas furistų gyvenimas sunkus. Neturiu ką pridurti dar. Šiaip nei temą prisiminiau tokį bairį. Čia man vienam taip atrodo, ar ir daugam, kai atvažiuoji kokį nors objektą, ten statybų, ten kokį svarbų, ar ten kažkur,
kokia nors valdininkų delegacija, visi apsimaunt ant šalmus, lėmenės, ten viską, tipo, čia labai baisiai saugiai dirbu. Tipo, kad būtinai jos pamatytų ten koks kranis, kad nepervažiuotų su kariuku. Tai taip visi, kaip su padadinamu stiklu firmoje, turbūt stebi visus su žiūronais, kad tik neužkliūtų kažkam. O nežinau, man tai toksai dirbtinis. Ateini kokią gamyklą, ten kokią nors apsimaun lėmenės, tipo darbininkus vaizduoju, šalmus užmaun. Nors ten negamybinės, ten net nein ten prie kokių staklių, ten ar kažkur ten veikiančių. Žodžiu, nežinau, man primint kaip darželiečiai, kai edukacija važiuoja kokią nors, tai vat lėmenės užmaunėm, tai čia tam, kad atskirtum, kur čia vaikai pabėgė iš tavo grupės, o kur ne, jeigu išsibarsta kažkur tai. Va, tai čia man vienam taip atrodo jokingai biškiai kartais, kad važiuoja ten kokius premjeras, ten koks nors Seimo pirmininkas, kokį nors svarbu objektą šalmą užsimauti. Suprantu, darbininkai ten dirb. Tie, kas iš tikrųjų dirb, o ne tik liežuviais pamalti ateina. Tai, man taip atrodo. Kartais ir vairuotojai taip atrodo, kad liep šalmą užsimauti, nei temą irgi kartais kažkur tai. Sunku dabar pasakyti, kur nereik, bet kartais taip būna. Aišku, čia galim sakyti, čia tokia tvarka, objektai įeini, taip, darbų sauga, ten viską. Nu, jo, taip. Galit pasigrožėti, kaip atsikelia vartai į Helsingborgą. Viską gražu, ne? Man irgi patinka. Vipiniai vietoje sėdžiu. Oi, biškai su zoomu nepataikiau. Faina Helsingborgė, man Helsingborgas šiaip patinka. Gražus miestas. Nedidelis toks. Ne per didelis, ne per mažas. Gražus, lempučių daug. Neperkrautas toksai. Šiaip man Uostamiesčiai patinka, nežinau. Klaipėda irgi patinka. Pas juos labai madoja Skandinavijoje lemputės, va tokias matot languose. Tokie trikampiukai tipo. Labai dažnam langę pamatysi. Pas mus ne taip dažnai, bet čia dažnai. Ką, važiuosim toj? Pristums prie rampos ir judėsim.